Šalia Nacionalinės futbolo akademijos Kaune vykstantis darbai, pasak akademijos direktoriaus Raimundo Statkevičiaus, sudomino ne vieną. Visi mato nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro brudančią techniką ir visi domisi, kas iš tikrųjų čia vyksta. Ar tai naujos statybos prasidėjo, ar kažkokie tai daugiabučiai. Aš galiu drąsiai pasakyti, tai UEFA ir FIFA projektų lėšomis vykdoma Nacionalinės futbolo akademijos turimo aikštyno plėtra. Pagal Lietuvos futbolo federacijos projektą FIFA ir UEFA lėšomis čia įrenginėjama futbolo treniruočių aikštė. Į aikščių kompleksą bus įkomponuotos skulptūros skirtos pirmajai dainų šventei paminėti, bei naujai sukurta skulptūra futbolui. Neliekam abejingi esamam turimam žaliakalnio medžių masyvui. Kiekvienas medis stengiamas įsaugoti, jie yra aprėminami parkingo aikštelėje. Medžiai, kurie buvo šalimais aikštyno, yra persidodami į kitą vietą ir generalinio direktoriaus Julio Kvedaro iniciatyva štai už nugaros kaip tik esančioje zonoje bus pasodinti nauji ąžuoliukai. Tai bus kaip savotiška ąžuolynų tąsa ir ąžuoliukus kviesime sodinti nusipelniusius futbolo žmonės, kurie iš tikrųjų nori prisidėti prie šito aikštyno statybos. Aikštę įrengti ir aplinką sutvarkyti planuojama iki rudens vidurio.